Tai kada pradėjai streaminti pirmą kartą? 2019 dar YouTube'ai pradėjau. Tai čia buvo lyg ir balandį pradėjau, dabar jau net nebeatsimenu, jau praėjo virš 5 metų. Kokį pirmą žaidimą žaidėjai? Sampas. Kokiam serverį? LSG. Prisiveikit LSG laikus. O, jau Černobylis prasideda. Beveik įsiamžinau, beveik įsiamžinau. Susirenkam biškį krūvelę. Apsiverti. Kas iš LSG tau serverio suteikė nostalgiją didžiausią? Oi. Šiaip dabar net prisijungiu kartais, bet šiaip tai, man patinka, kad šiaip seniau būdavo tie naudingumo balai. Tas buvo visai labai fun. Šiaip net neįsivaizduoju, kad išėmė. Bet buvo naudingumo balai good dalykas per LSG. O šiaip, koks tau yra, gal geriau paimkime, kad top 3 žaidimus, kokį top 3 tau žaidimai buvo, yra tokie, kur žaistum storyline, ar nesvarbu, ar CS ar kažkas? Ne, CS turi būti tarp top 3. Tada, šiuo metu nelabai daug ką žaidžiu, tai realiai OSU, CS ir, net nežinau, dabar PUBG realiai, vien dėl showdowno. Bet taip tai nelabai daug ką žaidžiu dabar. Kaip tau treniruotė praėjo prieš PUBG showdowną? Šiaip nėra, kad labai daug žaidėm. Iš viso pražaidėm su savo komanda gal 4 valandas iš viso. Tai taip. O pats kiek esi žaidęs? Turiu, blema, nežinau kiek valandų, tiksliai apie 70 valandų per paskutinius, realiai per metus. Nuo praeito showdowno, nuo pirmų treniruočių. Kokio tu lauki dabar žaidimo labiausiai? Jūs galvoju dabar. Oi. Nu tikrai ne GTA 6 turbūt. Dar kol ant kompo bus, tai tipo. Nu kažko laukiu, dabar reikės galvoti. Šiaip Sparking Zero laukiau, bet taip ir nenusipirkau. Dar šiais metais kažkas turi išeiti, man atrodo. Nėra, kad labai daug ką laukčiau, bet per daug first person shooterių mėgėjas esu. Šiaip vis tiek streaminime atsitinka visokiausių kuriozų, ateina visokiausių heiterių, kurie bando tave užblokuoti ir panašiai. Bet kalbant iš tos ne tokios basic pusės, koks tau įsimintiniausias yra įvykis atsitikęs iš ne tos gerosios pusės? Oi, šiaip per 5 metus nesu bano gavęs, kas yra labai weird, bet taip tai, pas man yra vienas chateris dabar, kur tiesiog su VPN-u bando naujus accountus kurtis, tai tiesiog labai random. Jeigu dar moderatorių nėra, tai tiesiog užspamina chatą. Dabar realiai tokia situacija neseniai buvo. Bet taip tai, nežinau, nėra kažkaip labai blogai buvo. O tarkim iš gerosios pusės vis tiek būna tokių, kurie uždoneitina taip, bet gal kažkas kitokio buvę, ar su doneitais buvo kažkas iš gerosios pusės taip, kad nustebinė? Aš visą laiką, kai pagalvoju apie, tipo, kad nustebęs dėl doneito ar whatever, tai atsimenu vieną momentą, kai tiesiog jau žadėjau išjungti streamą, speedruninau dar Minecraftą. Speedruninau daug žaidimų, patinka speedruninant, nežinau kodėl, bet per daug grašinu visus gėjimus. Tai jo, speedruninau Minecraftą ir tiesiog atėjo čiuvas, per 2 minutės 300 eurų. Ir tai buvo, aš nieko neveikiu. Tiesiog su valtim tuo metu plaukiau dar. Weird. Tu vis tiek esi Karolio, nežinau, sakyčiau, draugas, kolega, LT Republiko, ne taip pasakiau, LT Republik kolega, manau. Kaip tau visas šitas, ką jis kuria, tai PUBG, pirmas sezonas buvo PUBG showdownas, dabar jau turim Geimonę PUBG showdown 2 sezonas. Turėjom Trophy Huntą, kaip tavo visa nuomonė, kaip visi šitie projektai tau pačiam? We're stepping up, vis kiekvienas renginys realiai vis didesnis, tai labai smagu matyti, kad Lietuvoje esportas realiai plinta, didėja, labai tas good. Bet jo, it's fine. Žiūri fun, kad renginiai realiai plečiasi. Nes kiek užsienį yra prigalvotų, būna net renginių, kad ir streameriai nedaro labai big renginių, kas neužtruktų labai daug laiko, nėra labai sunku, bet jo. Ir dar norėjau paklausti, kadangi tu Komikone su Samsung kolaboracija savanoriavai tenais, aš atsimenu, kaip visa šita patirtis? O irgi visai fun buvo. Šiaip labai nebuvo sunku. Realiai stovėjom vietoj, davėm lankstinukus, sujunginėjom žaidimus ant telefono. That's it. Realiai. Na ką, ačiū tau, smagiai praleisk laiką, gerai pasirodyk showdowne ir geros tau dienos.